dabar, kai tūkstančiai Rusijos karių plūsta į Ukrainos teritoriją, beveik perimta Donecko oro uosto kontrolė, vakar buvo perimta Luhansko oro uosto kontrolė. Ir tai reiškia, kad Rusija dabar gali praktiškai laisvai karinė prasme naudotis rytų Ukrainos teritoriją. Neoficialiai skaičiavimais 15 000 karių iš Rusijos dabar gali būti rytų Ukrainoje. Tai kaip šiandien mūsų laidoje, beje, anksčiau sakė politologas Laurynas Kasčiūnas, kad Rusija iš esmės visiškai nesuinteresuota tomis paliaubomis. Rusija visiškai nesuinteresuota tomis paliaubomis, nes iš esmės jinai pasiekė viso, ko norėjo. Tai yra, jeigu iš tikrųjų bus prakalbta apie tai, kad reikia stabdyti ugnį, ir ugnis bus stabdoma, kaip žinome, ES nesėmė sankcijų prieš kelias dienas, atidėjo tą svarstymą savaitę, reiškia tolesnių sankcijų prieš Rusiją nėra. Ukraina yra visiškai destabilizuojama ir klupdoma ant kelių ir jos bet kokios europinės ambicijos yra stabdoma, nes šalis yra praktiškai dalijama į dvi dalis. Karinė prasme užimta rytinė Ukrainos dalis vėliau bus matyti politizuojama, tai reiškia bus kalbama vėl apie kažkokio tai darinio kūrimą rytų Ukrainoje, gal autonomiją ar kažką dar panašaus. O Putinas dar kartą įsitikina, kad kumštis prie žodį laimi bet kuriuo būdu ir jisai tą strategiją gali tęsti. Žaidimas be taisyklių, bet antra vertus, šitoje situacijoje, kai Porošenka lyg tai pareiškė, kad pavyko tas paliaubas sudaryti, paskui iš Putino atėjo signalai, kad jų nepavyko, taigi ta situacija iš esmės tai Porošenka savo į koją šovė. Aš nemanau, kad Porošenka šauna savo į koją, jisai labai realiai turbūt vertina tai, kas vyksta dabar rytų Ukrainoje. Jeigu yra 15 000 gerai parengtų Rusijos kareivių ir jokios karinės pagalbos iš vakarų, ES, kaip žinia, remia kurdus kovoti prieš Islamo valstybę Šiaurės Irake. Jungtinės valstijos remia kurdus, siunčia ginkluotę šitai valstybės neturinčiai etniniai mažumai, bet jeigu paklausus, kas vis dėlto dabar gresia daugiau Europos saugumai, ar Islamo valstybė, ar Putino Rusija, kažkodėl vakarų Europos šalims atrodo, kad didesnė grėsmė šiuo metu yra Šiaurės Irake besiplečianti Islamo valstybė. Aš nesakau, kad tai nėra grėsmė. Reikėtų dar tiem patiems prancūzams dar kartą susimastyti, ar Mistral laivai vieną dieną negali apsisukti ir atplaukti atgal prie Marselio arba Nanto krantų. Bet mes matom, kokį dėmesį Obama šiandien skiria Islamo valstybė ir praktiškai akivaizdu, kad tai yra prioritetas numeris 1 Amerikai, ne Ukraina. Natūralu, kad prezidentas Obama, kaip Jungtinių valstijų prezidentas, visų pirma, net ir kalbėdamas apie užsienio politiką, labai atsižvelgia į tai, kas yra Jungtinių valstijų viešosios nuomonės interesai. Ukraina vis dėlto atrodo toli daugeliui amerikiečių. Juos rūpina tai, bet tai nekelia tiesioginės grėsmės. Jų artimieji, jų vaikai, jų anūkai nekariavo Ukrainoje, bet kai kurių ir daugelio beje kariavo Irake. Taip. Ir daugelio kariavusių Irake žmonių ir apskritai visas Irako klausimas keliantis didelį amerikiečių susirūpinimą iš po antro žurnalisto nužudimo, apie kurį vakar paskelbė Islamo valstybė. Tie 2 žuvę žmonės nufilmuoti ir su perrištomis gerklėmis Islamo fundamentalistų Jungtinėse valstijose gali sukelti žymiai didesnį rūpestį negu kad tūkstančiai žuvusių ukrainiečių. Taip jau yra ir Jungtinių valstijų prezidentas, žinoma, turi atsižvelgti į tai kalbėdamas.